Aha, matau, tai jungiamės ekranus, bus smagiau mums kalbėtis. Matau jau pažįstamų veidų, vardų. Sveika, Kristina. Va, Aurelija, sveika. Jau iš kompanijos pažįstami. Tai ką, pradedam šiandien dienos pokalbį. Tai ačiū dar kartą Upiai, kad vis kviečia mane kalbėti. Man visai, kaip tik vakar turėjom tokį pokalbį, kad kažkoks keistas užsiėmimas kalbėti, norėti kalbėti arba džiaugtis, kad kalbė, žinai. Ką žinau, va taip yra, žinai. O kolegė sako, bet supranti, vat jeigu dar žiūrėti ir jeigu čia tokia, vat, toks malonumas ir dar už tai, žinai, vat, kaip darbas tavo, tai iš vis gerai. Tai va, tai taip ir gyvenam per dienas kalbėdamėsi. Gerai, tai ką, tai pradedam šiandien dienos temą apie santykius, kaip išeiti iš proto, ne? Tai ir grįžti į širdį. Tai turbūt aš prisimenu savo kelionės pačią pradžią ir prisimenu pačią pirmą turbūt paskaitą, kurią klausiau apie santykius jau su paleidimų kompanija, su paleidimų ten draugais ir mano tokiu vienu pirmųjų mokytojų, tai atsimenu, buvo pirma frazė apie santykius, tai kad santykių nėra. Ir aš šiandien kaip tik važiuodama prisiminiau šitą momentą ir aš prisimenu, kiek aš tą paskaitą brūžinau. Aš turiu tokį įprotį daug klausyti, tą patį per tą patį, kol man sukrenta, tai aš prisimenu, kaip tai klausiau, kiek kartų ir kaip daug, kol man kažkaip sukrito. Ir šiandien aš taip nesakyčiau kategoriškai, bet tam tikra mintis egzistuoja ir yra. Aš šiandien pasakyčiau, kad santykiai neegzistuoja mūsų galvose. Ir kas turbūt esat mane klausę, kas esat mane girdėję, pirmiausia, ką aš darau, tai atskiriu dalykus galvoje ir atskiriu dalykus kūne. Tai jeigu mes esam šitoj vietoj su savim nesusitarę ir neatskiriam, kada mes esam galvoje, kada mes esam kūne ir neatskiriam, kokius dalykus reikėtų spręsti galvą, ta prasme protu, o kokius dalykus reikėtų spręsti kūnu arba širdimi, tada mes dažnai esam toj vietoj, kur santykiai neegzistuoja. Nes santykių, bet kokio santykio, kai aš sakau, ar tai santykis su akmeniu, ar tai santykis su, nežinau, su Dievu, jis neegzistuoja mūsų galvose. Mūsų galvose egzistuoja įsitikinimas, žinojimas, konceptai, taisyklės, kaip turi būti, kas turi būti, planai praeitį ir planai į ateitį. Ir tai visiškai nieko bendro neturi su santykiais. Jokiais, absoliučiai. Nes jeigu mes esam santykyje galvoje, tai žinot kaip yra? Yra du santykio objektai, kurie turi santykį, šiuo atveju gyvi, sakykime, ten partneriai, vaikai, nežinau, tėvai, dar kažkas. Ir jeigu mes esam galvose, mes tiesiog turim paveikslėlius. Vienas žmogus jau įeina į santykį, jis turi paveikslėlį apie tai, kokie yra, pavyzdžiui, vyrai, kaip turi būti santykiuose, pamatė tą žmogų, susidarė paveikslėlį savo galvoje apie jį ir jis yra toks.
Ir visom draugėm, mamom pasakoja, žinai, sutikau va tokį. Kita pusė lygiai taip pat turi savo patirtį, turi savo žinojimą apie santykius iš šeimos, iš ten mokyklų, žurnalų ir panašiai. Tada turi savo pasidarę išvadas, kaip santykyje turi būti, pamatė žmogų ir apie jį nusprendė savo galvoje, koks jis yra. Ir dabar žiūrėkit, susitinka du paveikslėlyje ir pradeda, jeigu žmonės yra daugiau galvoje, jie dar pradeda įtikti vienas kitam. Reiškia, ant to paveikslėlio, ką sugalvojo vienas apie kitą ir turėdami santykius, turėdami paveikslėlius, apie kokie turėtų būti santykiai, jie dar pradeda įtikti vienas kitam. Reiškia, deda dar vieną paveikslėlį, kokie jie yra iš savęs jau. Ir įsivaizduojat, kas gyvena po 20-30 metų. Kelių aukštų paveikslėliai, tada atsiranda ten, nežinau, vestuvės, tada atsiranda vaikai, tada atsiranda dar daugiau paveikslėlių, tada koks jisai turi būti tėvas, kokia jinai turi būti mama, kaip ten tos vaikus auginti, dar paveikslėlių. Ir iš esmės gyvena krūvos paveikslėlių, krūvos įsitikinimų, krūvos žinojimo. Bet niekas nedalyvauja santykyje, santykiauja paveikslėliai. Santykiauja kažkokie susikurti personažai, kurie iš esmės nieko bendro neturi su tuo, kaip yra iš tikrųjų. Nes iš tikrųjų yra kūne. Žiūrėkit, mes niekada neklausiam, pavyzdžiui, susitinkam, žinoma, ten kokia draugė, arba koks draugas, arba giminaitis turi kokius, pavyzdžiui, naujus santykius, arba šiaip kažką. Ir nesakom, na, tai kaip tau galvojasi santykiuose? Mes taip neklausiam, mes klausiam, kaip tu jautiesi su tuo žmogum. Ir tada mes, o atsakom, nu žinai, jis va toks, ten va taip, va taip. Bet klausimas buvo, o kaip tu jautiesi? Tai kur yra jausmas, kur gyvena jautiesi? Tai gyvena mūsų kūne. Čia, kūne. Ir santykiai yra kūno dalis. Yra toks labai gražus posakis dabar ir ne posakis, bet toks pasakymas iš psichosomatikos, kur mes mokomės dabar, tai sako, nėra santykio su kūnu, nėra santykio su gyvenimu. Jeigu nėra santykio su gyvenimu, tu jokiais būdais nepataikysi ten, kur turi būti, veikti tai, ką turi veikti, su tuo, su kuo turi veikti. Nes šitas sritis galvai yra visiškai nepavaldi. Mums galva čia yra reikalinga, kad mes prisimintumėm, su kuo mes pabudom, mes prisimintumėm, kad turim vaikus, kokie jų vardai, kada jie gimė, kur juos nuvežti, parvežti, kokius daiktus jiem reikia, kad kelnių neuždėtumėm ant galvos ir panašiai. Galbūt toks kategoriškai labai skamba, bet supraskit, mes tiek turim užtreniruotą ir stiprų raumenį galvoje ir tiek neturim jokio raumens kūne, kad aš dėl to tiek dėmesio skiriu būtent kūnui ir jo reikšmiai santykiuose. Ir santykis yra, jeigu jis yra kūne, jis yra kaip gyvenimas. Nes čia yra logika, čia yra protas, čia yra Excelis, čia yra kūnas. Čia yra gyvenimas, čia yra tėkmė, čia yra pojūčiai, čia yra patyrimas. Ir jeigu, čia lygiai taip pat kaip su tais Maldyvais, jeigu aš jums dabar sakysiu, nu tai tu įsivaizduok, pasistatyk popierinį manekeną, tokį nusipiešk, kokį tu nori, ten, nežinau, apsidėk kokiais ten šiltais kompresais ir ką, ir pasileisk muziką ir įsivaizduok ir galvok, kad tu turi santykį. Ir mums taip netiks. Mes norim žmogaus, mes norim patyrimo, tikro gyvo patyrimo.
Ir todėl santykiai, jie nevyksta galvoj, jie vyksta mūsų kūne ir jie vyksta per patyrimą. Ir kadangi tai vėl tas sritis, kur yra patyrimas, kur yra gyvenimas, tai toj srity nėra nieko fiksuoto. Jeigu kūne, čia į apačią patyrime, mes norim kažką užfiksuot, mes jau turim iš esmės mirti. Mes turim iš esmės vieną liniją. Prisimenat, gyvenimas, kūnas, jis juda kaip širdis. Pirmyn žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Jeigu mes kūne turim vieną liniją, net jeigu tai yra malonu ir patogu, tai yra vis tiek mirtis. Todėl santykyje niekados, jeigu mes turim kažkokią viziją, iliuziją ir lūkestį, kad yra taip labai labai fainai ir dabar kaip padaryti, kad taip visada būtų, taip santykyje, bet kuriam būtų taip, mes norim padaryti neįmanomą dalyką. Aš prieš kelias dienas iš savo kurso gavau klausimą, o ką daryti, pradžioj santykių buvo taip, o dabar yra taip. Ir mums dabar taip nepatinka, kaip yra. Ir mes kažkaip ten darom išvadas ir kažko bijom, kad ten kažkaip gali baigtis arba nesibaigti. Ir mes norim taip, kaip buvo. Taip, kaip buvo prieš 2 metus. Ir tai neįmanoma, nes tai buvo prieš 2 metus. Tai buvo patyrimas prieš 2 metus. Šiandien jau yra visai kitas patyrimas. Ir kokią aš patarimą daviau, suprantat, kol mes iš proto susigalvojam, iš esmės susigalvojam problemą santykyje, po to iš proto pradedam ieškoti atsakymų į tai, ką sugalvojom. Šiuo atveju gal yra kažkokių nesugalvotų dalykų, bet, sakykime, šiuo atveju, kodėl nėra taip, kaip buvo prieš 2 metus, o yra dabar taip. Nes dabar tiesiog taip yra. Ir jeigu mes pradedam spręsti tokią susigalvotą problemą, vaikštom ten, nežinau, kokių konsultacijų, ten, gal pasitarti kažkas ten nėra taip, bet, kodėl taip, o ką darom, o kodėl bijom, o kas vyksta, mes persikeliam į galvą, mes galvojam, o gyvenimas, kai aš sakau, eina verkdamas pro šalį, santykiai eina verkdami pro šalį, juose nėra patyrimo, jie nevyksta, nes apie juos yra galvojama. Tad jeigu pas mus yra klausimai arba problemos, kodėl nėra kaip buvo, arba žmogus, aš jį sutikau tokį, o dabar jis yra toks, arba jis darė taip, o dabar daro kitaip, tai ir yra normalu, nes santykis yra gyvas procesas su bet kuo. Jis tiesiog gyvas ir taip, kaip yra šiandien, niekados nebus rytoj. Taip, kaip yra dabar, jau dabar, va dabar, tai kinta ištisai. Ir tai gyva, tai teka, tai yra šokis, tai yra veiksmas, tai yra ėjimas, tai yra buvimas. Tai nėra tai, kas turi būti užfiksuota, surasta formulė, kad tai nejudėtų ir būtų dar ateinančius 20 arba 30 metų. Ir turbūt būtų pats liūdniausias ir toks, nežinau, keisčiausias dalykas, jeigu mūsų santykiai būtų visada tokie, kokie buvo pirmą pusmetį arba pirmus metus ten ar kelis pirmus metus. Nes ir galit pasidaryti tokį kaip pratimą, jūsų galvoje santykiai tarp žmonių, sakykime šiandien dienai poroje, kokią turi kreivę. Ar ji kylanti, ar ji besileidžianti, ar ji kažkokia pakyla, nusileidžia, ar ji banguoja. Nežinau, kokią kreivę turite galvoje, kaip santykiai turėtų būti nupiešti, taip 20-25 metų laikotarpį. Parašykit.
kokia jums kreivė iškilo prieš akis? Asmeniškai jums, kaip jums, arba koks jūsų patyrimas yra santykyje, kaip jie atrodo, vat kreivėje maždaug kokių ten, nežinau, kiek jau jos turite, 10, 20, 25 metus. Aha, o dabar žiūrėkit, o tas bangavimas yra kylantis į viršų, va taip banguoja, nu žinot, bangos, bet jos banguoja, ar jos banguojančios leidžiasi, va pats judėjimas. Mhm. Amplitudė tai yra kaip? Parodyk su pirštu. Taip? Kylančiai, zigzagas tolygus. Taip. Aš labai dažnai susiduriu su dažniausiai kokie 8, nežinau, 7 žmonės iš 10 pasako, kad santykiai kokybiškiausi būna pradžioje. Ir po to tarsi jų kokybė arba buvimas santykyje, nu, tarsi leidžiasi ir ten jau pensijoje, nu, kokie jau ten santykiai, nu, tokie ir santykiai patų, ten 25, 30, nu, 25 tai ne pensija, kokie ten, nežinau, 30, gal 40 metų, ne? Ir čia, suprantat, čia ir yra labai didžiulė klaida, nes mums buvo malonu ir patogu santykių pradžioje, bet santykių gylis ir santykių branda, jeigu juose pakalbėsim apie sąlygas, ko jiems reikia, kad jie tokie būtų, jie iš esmės turėtų kilti. Lygiai taip pat, va čia yra santykis su savim arba ta pajauta savęs. Irgi labai daug žmonių sako, kad nu, ten, vat, kreivė kyla iki kokių ten 40 ir nuo 40, jaunesni žmonės nuo 40, vyresni šiek tiek sako, ten gal nuo kokių 60, tarsi kyla. Nu ir ką jau ten tas gyvenimas, žinai, kai jau tau ten link 70, nu ką, vaikštai ir vaikštai ten su ta pensija, žinai, bet iš esmės, jeigu vyktų procesas, nu, tas suderintas tarp kūno ir galvos ir mes gyventumėm patyrimu ir kūnu, mes turėtumėm santykį kylantį. Nesvarbu, ar santykyje su savim, ar santykyje su žmonėm, jis turėtų būti kylantis. Nes net, man atrodo, Vedose yra sakoma, kad be 20 metų praleistų kartu nėra ką kalbėti apie tikrą meilę. Tarsi tol, kol mes susipažįstam, kol mes auginam vaikus, ten turim rutiną ir visa kita, apie meilę nėra labai ten ką šnekėti, tai jau jie ten kalba apie tokią link besąlygiškumo, brandžią meilę. Tai tarsi sako, be 20 metų praleistų kartu ir nepraeitų tų visų etapų, nelabai yra apie ką ir kalbėti. Ir, nu, aš nežinau, čia gal irgi būtų diskusija, bet manau, kad tame irgi yra tam tikros tiesos, nes žmonės santykyje iš pradžių ten išeidinėja iš paveikslėlių, glūdinasi, žiūrisi, po to gimdo vaikus, po to vaikai, po to visi tie prioritetai vaikštantis ir visa kita. Tai visaip ten galima tai interpretuoti, bet aš manau, kad dalis tiesos irgi tame yra. Ir, žinai, šiandien dienos turbūt sociume nedažnas datraukia iki tiek metų santykio, tai galima daryti išvadą, kad daugumas net neprieina iki to tokio išsipildymo momento, tai gal irgi yra dalis tiesos. Tai aptariam tos du dalykus ir jų tą reikšmę ir įsivertinimą. Kiekvienas turėtumėm pasižiūrėti, ar mes apie santykyje daugiau galvojam, ar juos labiau patiriam. Ir gal dar būtų labai svarbus momentas, o kam apskritai reikalingi santykiai?
nesvarbu kokie, iš esmės, bet kokie. Ir mes dažnai vėl turbūt susipainiojam šitoj vietoj, nes dažnai kalbam ir turim intenciją, kad santykiai yra apie malonumą, apie buvimą, apie džiugesį, džiuginimą vienas kito ten ir taip toliau ir panašiai. Tai šitoj vietoj yra dalis tiesos, fainai, kai tai vyksta, bet esmė santykių vėl yra ne tai. Santykio esmė žiūrėti gerai, tegul būna klausimai, aš po to truputėlį grįšiu prie tų klausimų. Santykio esmė, jeigu žiūrėti tą tokią visatos arba kūrėjo arba energijos prasme, tai yra vidinis plėtimasis, vidinės erdvės plėtimas. Apie ką tai reikėtų žiūrėti kitas buvusias upės paskaitas, mes ten esam kalbėję labai daug šitom temom, apie ką tai yra vidinės erdvės, kas ta vidinė erdvė ir kodėl jinai turi plėstis. Tai arba dar kitaip apie priėmimą, arba dar kitaip apie artėjimą link besąlygiškumo. Ir santykiai tai yra viena ta stipriausių sričių, kurioje tai vyksta. Ir santykis poroje yra lygiai taip pat apie tą patį. Tiek, kiek aš turėjau konsultacijų su žmonėm poromis, arba, kalbam ir apie neporomis, tai vis tiek girdisi tie dalykai. Tai turbūt, nėra tokio santykio, kuris nebūtų, kaip kirvis ir kotas. Jeigu vienas žmogus nekenčia pykčio arba aštrių emocijų, kitas žmogus būtinai jas taip išreiškia. Jeigu vienas yra nesaugume ir baimėje, kitas būtinai tas baimės rodys, jas baksnos, jas ryškins. Jeigu vienas, ten įsivaizduoja taip ir tik taip santykė turi būti, kitas būtinai tą įsivaizdavimą griaus, rodys ir rodys, kad tai yra įsitikinimas, tai yra sustingimas. Ir iš esmės, jeigu jūs pamatysit, tai esat vienas kitam santykyje būtent tai, kuris minko tuos mygtukus, kuris rodot jūsų užsispyrimą, žinojimą, jūsų tikėjimą, jūsų konceptą ir įsitikinimą, kad santykyje, elgesyje, dar ten vaikų auginime turi būti taip. O kitas sako, atsipalaiduok, žiūrėk, gali būti visaip. Lygiai tas pats, taip turi būti. Kitas sakys, žiūrėk, atsipalaiduok, gali būti visaip. Ir mes taip minkom vienas kito skaudžiausius mygtukus. Dėl tvarkos, dėl, vėlavimo, dėl bet ko. Ir jeigu yra jautrių vietų santykyje, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės, arba kažkokių bendrų baimių apie santykį iš esmės, ir tai ir yra tas procesas, kurį rodo, kuriam reikia daryti vietos, kuriam reikia daugiau priėmimo, nes kaip įvyksta krizės, kaip įvyksta konfliktai, tai čia jau pasikartot galim iš to bendrinio dalyko, tai yra, kai aš turiu žinojimą savo galvoje, kad turi būti taip, arba būna taip, arba geriausiai yra taip, saugiausiai yra taip, kaip išvengti baimės taip, kaip išvengti pykčio taip. O gyvenime nutinka visai. Tiesiog, nutiko taip, kažkas išėjo, kažkas parėjo, kažkas kažką paliko, kažkas kažką, ten mušė, kažkas kažką terorizavo, kažkas ten nenorėjo vaikų, kažkas norėjo, tiesiog gyvenime nutiko taip. Ir tarpas tarp to, ką aš žinau, kaip turi būti, ir taip, kaip yra gyvenime, tas tarpas ir yra mūsų skausmas. Ir dabar pasižiūrėkit, ką jūs, jeigu jūs dabar turit problemą, kažkokį tai skaudulį problemą santykyje, o gyvenime yra taip. Kitas žmogus tiesiog elgiasi taip. Kitam žmogui atrodo tiesiog taip. Ir
kuo tas didesnis tarpas tarp to, kaip jūsų galvoje, pagal jūsų galvą turi būti, ir tarp to, kaip yra, tuo yra daugiau nepastenkinimo, tuo daugiau yra pretenzijos, tuo daugiau yra nepatogumo ir visų tų dalykų. Ir tuo labiau yra ieškoma, kaip tai išspręsti. Nu, kaip tai išspręsti? Kaip padaryti, kad jis daugiau taip nedarytų? Kaip padaryti, kad man daugiau taip nebūtų? Kaip padaryti, kad mes daugiau taip nedarytumėm? Kaip padaryti, kad mes daugiau taip nejaustumėm, jis nejaustų, aš nejausčiau arba dar kažkaip? Kaip padaryti? Ir žiūrėkit, kai aš tik užduodu, kaip padaryti, tai yra jau galva. Jau atsakymai galvoje, jau ieškojimai, gal mums kažkokios praktikos, gal mums ten kažkokių klausimų atsakymų, gal man nežinau ko, bet žodžiu kažkas turi kažką, vat, kažkaip reikia padaryti. Tai šitoj vietoje yra turbūt viena tokių nepatogiausių dalykų, tai yra paleisti norą išsiaiškinti ir kraustytis į pojūčius į kūną ir kūnu, tai žiūrėti, ko aš nenoriu jausti, kaip aš noriu ištaisyti padėtį arba savo partnerį, kad man nereikėtų to jausti ir patirti. Ir tai vat bus ta priežastis, kodėl nesigauna to pataisyti, nesigauna to, nežinau, surasti atsakymų. Tai yra pirmas žingsnis paleisti norą išsiaiškinti. Antras žingsnis pasakyti, taip, šitas žmogus tiesiog yra va toks. Jis elgiasi va taip. Ar man tai patinka? Ne. Ar mane tai nervina? Taip. Ar aš nervuojuos? Taip. Ar mane tai erzina? Taip. Ar aš bijau? Taip. Ar man nesaugu? Taip. Ar aš noriu, kad būtų kitaip? Taip. Ir kaip tai jaučiasi kūne, kai aš visus sakau tuos kartus taip. Ar jis gali išeiti? Taip. Ar jis gali palikti mane? Taip. Ar aš to noriu? Ne, bet taip gali nutikti. Taip, aš bijau. Taip, aš nesutinku. Taip, man yra nesaugu. Taip, santykiuose nebūna. Taip. Mes davėm priesaiką. Nu taip, mes pasižadėjom, koks jis kiaulė, kaip jinai gali. Taip. Mesgi pasižadėjom prieš Dievą. Taip. Taip. Tiesiog va taip, o va gyvenime yra va šitai. Ir ką aš su tuo darau? Kaip aš su tuo būnu? Kas man su tuo? Kaip man tai jaučiasi kūne? Ir tol, kol mes nepereisim ir nepasižiūrėsim, kaip man tai jaučiasi kūne, kūnu nepadarysiu erdvės tam, kaip vyksta dabar, nepereisiu to savo žinojimo ir procesų galvoje, kad taip negali būti, taip vyrai nesielgia, taip moteris nesielgia, taip motinos nesielgia, taip tėčiai nesielgia, taip šeimose negali būti, taip Dievas prieštarauja ten, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šitus visus dalykus paimu. Va žiūrėkit, visus šitus dalykus, kurie jums dabar kyla, aš juos tiesiog iš visų jūsų paimu ir visa tai dabar yra Kaune, Gajui. Ir ką jūs darot? Kaip jūs gyvenat toliau? Jūs daugiau taip reaguoti negalit. Kas vyks tada? Pažiūrėkit, kiek gali būti dar. Ir dar paimu tai, kas neatidavė, tai, kas pasilikot savo. Aš tiesiog paimu vienai minutiai, be jūsų atsiklausimo. Ir patirkite tai, kaip tai jaučiasi dabar. Taip. Ir pasižiūrėk, kaip jaučiasi santykis be pasipriešinimo dabar. Ir ką kitaip reikės pradėti daryti santykyje, nei dariau iki šiol. Negalit surasti jokio atsakymo galvoje, nėra jokio sprendimo, yra va tik taip, kaip yra dabar. Grynas patyrimas nepatogumo, kurio neįmanoma išspręsti. Kas kyla kūne? Kaip tai jaučiasi?
Įkvepiam, kas jaučiat procesą kūne, kas kažkam vyksta kūne, tiesiog įkvepiam to. Va, taip. Ir to tokio pirminio, tai yra kaip yra, tą irgi paimu. Apatiją tą tokį, dzin, tegul būna taip, šitą irgi paimu, nes tai nėra priėmimas. Priėmimas tai yra, kai kūnas pradeda kvėpuoti va tuo, kas kyla. Va, taip. Va, taip. Įkvepiam kelis kartus, grįžtam pas mane. Taip, aplankė tuštuma, po to ramybė. Taip, nes, suprantat, tas tuštuma, kurioj tu pradedi įsiklausyti, kurioj tu pradedi susigrąžini, kai ateina tuštuma, kai nėra to ištiso judesio galvoje, ką daryt, kaip išspręst, kaip padaryt, o gal taip padaryt, o gal šitaip padaryt, o gal taip nupirkt, o gal patylėt, o gal, kai šito nebelieka, kai mes nusileidžiam į kūną, mes pradedam tai stebėti, tai nurimsta, grįžus į kūną visada atsiranda ta tokia ramybė, tyluma. Anksčiau ir vėliau, jeigu mes sakom, man nesaugu, kai taip tylu, man nesaugu, kad neturiu, taip, man nesaugu, priimu ir tą nesaugumą, leidžiant būti visiems tiem dalykam, kas vyksta kūne, atsiranda tas toks atsiverimas tam, kaip yra. Ir aš tada, suprantat, susigrąžinu dėmesį į save ir susigrąžinu dėmesį į santykį. Va tas susigrąžinti dėmesį į santykį, koks jis bebūtų, man visai neseniai atėjo per žodžius, tarsi tai yra, savaime suprantama. Santykis vyksta bet koks, tik tada santykis gyja, o gyja tai nereiškia, kad būtinai jis išlieka, bet santykis gyja tada, kada aš esu vidiniai ramybėj su tuo, kaip yra dabar, su bet kokiu. Ar jis nutrūko, ar jis atitolo, ar jis suartėjo, ar jis tęsiasi, ar jis nesitęsia. Tam, kad santykis gytų ir jame atsirastų tiesiog tėkmė energijos, ir jam reikalingas dėmesys. Dabar pažiūrėkit, kaip aš elgiuosi, kai susipykstu pati su savim santykyje. Kai jis pradeda mane varginti, kai jis pradeda mane daug metų kažkas vyko ne taip, aš nežinau, bet kas. Pažiūrėkit per savo resursą, mes jame užsidarom. Kai mes pasakom, jis kaltas, jis turi pasikeisti ir aš čia išvis ne prie ko, įvyksta toks, aš čia išvis ne prie ko, aš esu normali, aš esu teisi, aš žinau, kaip turi būti ir jeigu jis čia nenustos taip daryti arba ji, tai tiesiog manęs, aš užsidarau. Ir čia yra turbūt vienas didžiausių, ir neturbūt, tai yra didžiausias santykio nužudymas, santykio žaizdos didinimas, tai negydo santykio, jeigu aš jame užsidarau. Nesvarbu, ar tame santykė ten mane mušė, ar mane prievartavo, ar mane ten, nežinau, terorizavo, ar mane paliko, ar tam santykiai yra gera, bet dabar susipykom. Nesvarbu visiškai. Aš kalbu apie vidinę
būsena tame santykyje. Ir jeigu mane ten skriaudė, tą santykį reikia gydyti, net jeigu ta žmogaus jau nėra, jis ten už 1000 kilometrų, santykis, energija egzistuoja. Net jeigu aš pagimdžiau vaiką prieš 20 metų ir to žmogaus jau 20 metų nemačiau, santykis vis tiek egzistuoja. Ir tam, kad jisai gytų, tam, kad jisai įkristų į vidinę ramybę, į priėmimą, į meilę, į atleidimą, atsiprašymą, nežinau, kokius dar žodžius panaudoti, man reikia duoti, atsiverti tam santykiui, duoti jam dėmesio kūnu toks, koks jis yra. Ir tik tada jis pradės gyti. O gyti tai reiškia, jis pradės tekėti taip, kaip turi tekėti. Aš išgirsiu, pamatysiu dalykus apie tą santykį tokius, kokie jie turi būti, kokius aš turiu išgirsti, ne tokius, kokius aš sugalvojau, ne tokius, kokius aš turiu iliuziją, ne tokius, kokius aš sufantazavau, ne tokius, kokius aš pasiėmiau iš savo šeimos įsitikinimus, kaip turi būti, o taip, kaip yra man. Ir taip tai yra procesas, taip tai yra, iš esmės mes dėl to čia ir atėjom. Iš esmės mes dėl to čia ir gyvenam, iš esmės mes dėl to turim kūną, iš esmės mes dėl to čia įsikūnijom, būtent dėl šito proceso. Vat dėl to, kas vyksta dabar jūsų santykiuose, bet kokiuose, vat dėl to jūs čia ir atėjot. Vat dėl to jūs čia ir esat ir dėl to nėra jokios klaidos. Absoliučiai nei 1 milimetro klaidos, ką jūs be patyrėte tame santykyje arba santykiuose, buvusiuose ar būsimuose, nėra nei 1 milimetro klaidos. Nes būtent toj vietoj nevyksta prasiplėtimas, būtent toj vietoj nevyksta progresas, būtent toj vietoj aš kaip energija, aš kaip siela, aš kaip dvasios dalis, aš nesiplečiu, aš neinu į progresą. Jeigu aš toj vietoj užsidarau ir pasakau, kad tai yra ne apie mane, kad tai yra apie jį, jis gyvulys, jį ten karvė, jinai avis, jinai žąsis, jisai ten kiaulė, paršas ir taip toliau. Nes visi mūsų santykiai yra tik man, mano ir apie mane. Ir tai nereiškia, kad aš jame turiu būti, jeigu man fiziškai, mechaniškai gresia pavojus, aš atsitraukiu iš tos vietos, bet santykis jis nenutrūksta. Santykis yra struktūromis. Ta nuomonė apie tą žmogų, apie tą santykį, tai yra tas santykis, tai yra tai, ko aš nepriemu. Jeigu aš galvoju apie jį, tai aš jo nepriemu kūnu. Ir taip žmonės santykius nešiojasi 20-30 metų. Aš žinau moterį, kuri 15 metų buvo palikta, kuri galvoje 15 metų buvo palikta ir ten toks įsiskaudinimas ir ten tokia nelaimė vidinė, kad skauda žiūrėti žmogų. Jisai ten toks, jisai anoks, jisai jau turi šeimą, jis gyvena ilgai, laimingai, mane paliko, aš palikta ir aš visa tokia nelaiminga. Ir va tokia nelaiminga 15 metų, nes nesutinku būti kūnu palikta, nesutinku būti kūnu įžeista, nesutinku būti kūnu, nežinau, ten nesaugi, bijant ir taip toliau. Lygiai tas pats ir vyram. Čia aš gal daugiau, kadangi esu iš, kaip moteris kalbu, moteriška gyvenė, bet lygiai tas pats ir vyrams yra. Karolina, tai iš esmės reikia ieškoti kitų video ir ieškoti apie tą praktiką taip, apie emocijų integravimą. Nes tai yra visiškai kita tema ir ją yra skirti, nežinau, ten video, turbūt kokių beveik 3 valandų mes turim, Upės kanale tikrai yra ir paieškokit ir mano yra ten ir grupių ir video visokių. Vilma rašo, kokį fainą turinį jūs pasakot, visai nauja informacija, kaip jau buvo reikalinga, koks teisingas jausmas dabar įsijaučianti tai, ką sakot. Dėkui labai, Vilma. Tai
Dėmesys santykiuje, ne? Dėmesys santykiuje, kalbėjom apie tai. Tai va, tai ir būtent vat šitą aš pati vat, tas vat, atsiverimas dėmesys santykiui yra, aš labai pati aiškiai pamačiau. Ir pati, kai vat, man įsižodino šitas dalykas, aš pamačiau, kaip tai yra svarbu ir kaip tai yra svarbu suprasti ir atskirti. Nes, pavyzdžiui, grįžti namo yra kažkoks nuovargis, matai, kad nesi santykyje su niekuom, nenori. Ir grinai jauti, tarsi nelįskit prie manęs, aš šiandien viena grįžtu namo ir viena būnu namie. Tada atsiranda ten mano kažkokia ar paskaitos, ar kažkokie telefonai, atsakinėjimai žmonėm. Ir toj vietoj aš tarsi pasižiūrėjau ir nevyksta santykis, suprantat? Ir jeigu aš tada žiūriu į savo žmogų, iš užsidarimo, aš matau labai daug, tai tas ne taip, anas ne taip, ir čia taip, ir ne taip pažiūrėjo, ir ne taip paėmė, ir ne taip ten, nežinau, kažką ten, dar kažką ne taip padarė. Atsileidi, eini, jis tai padarė, atsileidi kūnu, padedi visus dalykus, eini į santykį dėmesiu ir tai išsisklaido. Kai lieki čia ir dabar, nes kūne tai yra čia ir dabar, kai aš lieku čia ir dabar ir atsiveriu, tiesiog viskas pradeda vaikščioti ir jeigu ir lieka kažkoks priekaištas, sakai, žiūrėk, man taip nepatinka, man čia šitaip, man čia kitaip. Tai pradeda vykti apytaka ir pradeda tas dalykas, gyti. Atsiranda ta vidinė resursas pasakyti, kas man netinka. Atsiranda vidinis resursas tame išbūti. Atsiranda vidinis resursas leisti kitam būti tokiam, koks jis yra. Reaguoti taip, kaip reaguoja, daryti taip, kaip daro, ten tvarkytis taip, kaip tvarkosi, nesusitvarkyti taip, kaip nesusitvarko. Ir iš esmės čia nieko naujo, nes, ar gali vykti santykis, kai jame nelieka dėmesio? Ar gali vykti santykis tarp žmonių, kai dėmesys yra vaikuose, vaikų būreliuose, virtuviai, maiste, nežinau, namų tvarkoje, darbo reikaluose, savęs ten, nežinau, vidiniam dialoge, kokia aš tokia ir kaip aš to nepadariau, kaip nesusitvarkiau ir kaip ten dar. Jeigu mano visas dėmesys yra tik tame ir nelieka dėmesio santykyje, tai, nelieka ir santykio. Ir tada sakom, rutina, kaimynai, nežinau, patogiausia būtų skirtingi kambariai, intimumas nevyksta, nes jis nevyksta, nes jis yra nemalonus ir nepatogus, jeigu aš esu galvoje, nes jis nevyksta galvoje. Tai yra vyksta, žinai, iš judesio tik šilumos gamyba, nes nevyksta intimumas, jeigu žmogus yra galvoje. Ir vyrai rečiau būna galvoje negu moteris, todėl jiem labiau vyksta. O moteris per tam tikrą laiką išsikrausto į galvą, išsikrausto į galvojimą ir intimumas nevyksta tiesiog. Jis pradeda erzinti. Jis kaip gali būti, suprantat, kaip galima būti dalyke, kuris yra nemalonus. Tai ir yra normalu, kada retėja intimumas, nes kai aš esu galvoje ir prie manęs liečiasi, man yra nemalonu, man tiesiog yra nemalonu. Ir ten taktika pakentėti arba atlikti pareigą, jinai ir lieka pareiga. Kiek gali atlikinėti pareigą, kuri yra nemaloni? Ir jinai yra ne dėl to, kad nemaloni. Ar ne dėl to, kad kažką daro ne taip, o gal ir daro ne taip, tik buvo nepasakyta. O tik dėl to, kad aš esu galvoje, aš to nepatiriu. Tik tiek. Ir tame yra problema. Ir po to jau žiūrėti kitus dalykus reikėtų
po to, kai mes nusileidžiam į kūną, kai nusileidžiam į patyrimą ir sakom, žiūrėk, man yra nemalonu va taip, man yra nepatogu va taip, aš norėčiau, kad tu darytum va taip. Ir tam taip reikia resurso, tam taip reikia vidinės ašies ir kitų dalykų. Bet pati priežastis arba pats tas momentas yra apie tai. Ir čia turbūt dar viena yra atskira tema, kada žmonės apie intimumą nesikalba. Nuo pat pradžių nesikalba. Nes supraskit, kad tam, kad paliestų mane taip, kaip man reikia, aš turiu pasakyti, niekas nežino, niekas negali mokėti ir žinoti nuo pat pradžių, kaip mane liesti. Niekas. Nes jeigu vyras turėjo prieš tai 4 ar 5 santykius, visur ten buvo kitaip, negu yra pas mane. Ir jeigu aš to nepasakiau, ten dėl kažkokių priežasčių, tai ir yra, kad jis nežino kaip. Aš dabar kalbu daugiau iš moteriškos pusės, bet lygiai tas pats yra ir iš vyriškos pusės. Nes buvo labai gražus video, kur vyras dalinosi, iš kur vyras, jaunuolis, sužino apie intimumą. Iš kur? Aš nežinau, kaip dabar yra, bet mano laikais prieš nežinau, 20 ten kažkiek metų, link jau beveik 30 metų, tai buvo vienintelis šaltinis, tai buvo pornografiniai filmai. Ten jaunuoliai sėdėdavo nuo 15, ten 18, nežinau kiek jų ten 14 metų, chebrom nuomuodavosi tos video filmus ir per naktį žiūrėdavo pornografiją. Ir pornografijoje jie ten tuose filmuose išmoko, kaip reikia elgtis su moterim. Ir jie ten išmoko, kaip reikia į tai reaguoti. Ir tai nieko bendro neturi su tikru moters kūnu. Ir jie eina su tuo įsėdimu, su tuo žinojimu, jie eina per gyvenimą. Ir gerai, jeigu toks jaunuolis kažkur įkrito į kažkokį santykį, kuriam jam buvo paaiškinta. Buvo iškalbėta, buvo pasikalbėta. Bet jeigu ne, tai tas įsivaizdavimas toks ir lieka. Iš kur kitaip sužino? Iš kur? Ir dėl to va taip ir vyksta. Dėl to, jeigu mes norim autentiško intimumo poroje, žmonės turi parodyti, pasakyti, konkrečiai paaiškinti, kaip man yra malonu ir patogu. Ir be šito nieko nebus. Gali būti atitikimai, gali būti ten kažkokie įkritimai, bet santykis keičiasi. Santykiai keičiasi ir tas intimumas keičiasi ir apie jį pastoviai reikia atnaujinimo, apie jį reikia pastoviai žinios kažkokios. Ir vėl jeigu aš nesu kūne, aš to niekados negalėsiu paaiškinti. Apie tai niekados negalėsiu kalbėti, jeigu aš nesu kūne. Dabar galvoju, tai dabar sekantis momentas turbūt būtų, ir ateinam, labai gražiai pereinam į sąžiningumą. Į sąžiningumą santykiuose. Tai yra, ką tai reiškia vėl? Tai šiandien dienai mes vėl tai perkeliam į porą, į partnerystę, bet iš esmės tai šitas momentas yra reikalingas bet kokiame santykė, tame tarpe ir santykė su savimi, tai yra sąžiningumas. Ir apie ką jis yra? Poroje labai dažnai žmonės jį įsivaizduoja labai tokiais globaliais, dideliais mastais. Tai iš serijos.
į pasimatymus nevaikštau, su svetimais nemiegu, namo grįžtu, vaikais rūpinuos, algą parnešu, vakarienę gaminu, namus ten prižiūriu. Ir aš esu ta, kuri esu, arba tas, esu sąžiningas, esu tai. Bet mes kalbam ne apie šitą sąžiningumą, nes mes kalbam apie sąžiningumą sekundėse. Apie sąžiningumą tarpuose tarp sekundžių. Ir mūsų sąžiningumas labai dažnai baigėsi, tai normaliai, ką žinau, gerai, o kaip tu, gerai, gerai, jo, gerai, ką žinau, nesimuša, negeria, namo grįžta, algą parneša, vaikus myli, ką pasakau, tą padaro. Ir panašiai. Ir tai nėra tai. Ką reiškia sąžiningumas sekundėse? Tai sekundėse, ką aš galvoju, sekundėse, ką aš pasakau, sekundėse, kaip aš jaučiuosi ir sekundėse, ką aš darau. Ir jeigu šiti dalykai yra apie skirtingus dalykus, santykis tik laiko klausimas, kada tiesiog pasidarys pilkas, neįdomus, varginantis, rutininis, be spalvų ir be skonio. Nes mes vis dar tikim, kad turėti malonų, patogų santykį, reikia nutylėti nemalonius, nepatogius dalykus. Reikia padaryti, kad santykyje nevyktų tai, kas yra nemalonu ir nepatogu. Ir čia turbūt dar vienas didžiausių yra klaidų, viena didžiausių ir viena didžiausių iliuzijų. Mes taip santykius nužudome. Mes juos nugalinam, mes juos padarom paviršiniais, mes juos padarom rutininiais, tokiais, kaip juose daug ateina moterų ir daug vyksta pokalbių pas mus, kur sako, kažkaip paviršium, kažkaip be esmės. Tiesiog, kaip kambariokai, kaip partneriai, kaip tie, kurie susitarėm, kaip tie, kurie vykdom pareigas ir iš esmės tai apie nieką. Kad lengviau buity, lengviau namus išlaikyti ir vaikai turi mamą ir tėtį. Bet partnerystė tai nėra mama ir tėtis. Tai yra bet jeigu žmonės yra tėvai, tai jie nėra partneriai. Ir taip nutinka gyvenime, kad tinka žmonės auginti vaikam, bet netinka būti partneriais. Tinka būti partneriais, bet netinka būti, darbe partneriais. Tinka dirbti kartu, bet netinka nei būti partneriais, nei auginti vaikus. Ir taip nutinka. Ir taip mes gimdom ne su tais, auginam vaikus ne su tais partneriais. Partnerystėj būnam ne su tais žmonėm. Ir taip nutinka gyvenime. Ir koks mūsų yra prioritetas ir ką mes tom darom, tai priklauso tik nuo mūsų įsitikinimų ir nuo mūsų buvimo, nuo mūsų žinojimo ir nuo mūsų atsiverimo tam ir koks yra santykis tarp galvos žinojimo ir kūno ir taip toliau. Tai grįžtant prie sąžiningumo, jeigu aš dirbu grupėje, aš labai dažnai paklausiu, o kas yra svarbiausias santykis? Galit kiekvienas arba parašyti, arba pasakyti, kaip jums atrodo, kas yra svarbiausia santykyje partnerystėje? 5 žodžiai, pavyzdžiui. 5 dalykai, kas yra svarbiausia partnerystėje. Labai sunkus klausimas. Išgirsti save, girdėti kitą. Kas dar? Pasitikėjimas, saugumas, jausti vienas kitą palaikymas. Taip. Parama, globa, jausmų išsakymas. Taip. Ir žiūrėkit, visas šitas dalykas, nuoširdumas, atvirumas, priėmimas, geranoriškumas būtent. Bet žiūrėkit, ar aš šitus dalykus darau sekundėse, minutėse, ne iš esmės,
bet minutėse. Ar aš esu minutėse atvira? Ar aš esu minutėse sąžininga? Ar aš esu minutėse geranoriška, nuoširdi, priimanti arba priimantis atviras, nuoširdus, atsivėręs? Ir tai yra, šiti visi dalykai yra neįmanomi, jeigu mes įsivaizduojam, kad kalbėti, va šitie dalykai yra tik tai, kas yra malonu ir patogu. Yra praėjusią paskaitose mes kalbėjom apie komplektą, apie pilnumą, apie tai, kaip yra komplekte, apie tą monetą, kur yra ir malonu, ir nemalonu, kur yra patogu ir nepatogu. Ir jeigu aš santykėje neimu monetos visos pilnos, aš jos negaunu iš viso. Reiškia, jeigu aš imu monetą, aš turiu santykį, neimu monetos, aš neturiu santykio. Viena pusė yra tai, kas yra malonu, kita pusė yra tai, kas yra nemalonu. Viena pusė yra tai, kas yra patogu, kita pusė yra tai, kas yra nepatogu. Ir aš turiu būti atvira, sąžininga, priimanti, yra abiem šitom pusėm. Ir jeigu man sukilo erzulys ir aš šitą pasilieku savo, tai labai nedaug laiko trūksta, kai man sukils malonumas arba meilė, aš tą irgi pasiliksiu savo. Ir žmonės, kurie nekalba apie nepatogius dalykus, jie nustoja kalbėti ir apie patogius. Ir kai nustojama santykė kalbėti ir priimti kūnų nepatogius dalykus, tiesiog santykis nustoja būti. Neįmanoma, nėra kitaip. Dėl to ta kreivė santykių dažnai būna besileidžianti nuo tada, kai buvo viršuje, pradžioje, į pabaigą, tarsi link tos vadinamos pensijinio to garbaus amžiaus, tarsi santykių krizė krenta žemyn. Todėl, kad nekalbama apie nemalonius ir nepatogius dalykus. Ir tame yra pagrindinis sąžiningumas, atvirumas. Tai ir yra apie tai. Ir mums nepakanka, kaip sakiau, nevaikščioti pasimatymus su kitais ir nemiegoti su kitais. Tai yra tokia aisbergo viršūnė, kur iš esmės įmanoma, dauguma santykė sako, jau va šito tai tikrai neatleisčiau. Bet aš labai esu sutikus daug žmonių, kurie būtent turėdami, išėję į santykį, išėję į tą priėmimą kūnų, būtent tie dalykai pasidaro daug mažiau reikšmingesni ir juose irgi įmanoma išbūti. Ir po tokių dalykų ir jeigu einama per kūną, per priėmimą, per žiūrėjimą, kas man kyla, ką man iškėlė tokie dalykai, tai žmonės tame santykėje arba labai stipriai sutvirtina ir eina toliau, arba labai iš didelės ramybės ir vidinio ramumo tiesiog supranta, kad ne ten pataikė ir tie santykiai atsiskiria. Bet vyksta su vidiniu labai dideliu augimu ir su vidiniu labai dideliu priėmimu. Sąžiningumas man atėjo iš proto, kad reikia kalbėti. Jo, bet žiūrėk, atėjo, jeigu tai lieka tik prote, Jurgita, ir kaip sąžiningumas, kad reikia kalbėti, tai yra, o ką tu kalbi? Ką kalbi? Ar kalbi tai, kas ateina per kūną, ar kalbi tai, kas tipo teisinga iš proto? Va čia yra klausimas. Kas ateina per kūną? Taip, tai va proto tokia ir yra, reikia kalbėti, tai va čia protas sako, o ką tu kalbi, turinys turi ateiti per kūną. Ir jeigu aš sakau, žinai, tai mes pasižadėjom, supranti, čia prie bažnyčiai, vieną kartą jau pasakėm tą dalyką ir mes dabar privalom tos vaikus užauginti ir žinai, taip, dabar mes turėsim čia surasti kokį kompromisą, kaip čia tą daryti, kaip čia tą, žiūrėk, aš kalbu per protą, ne? Bet jeigu aš sakau, man yra, atsiprašau, man yra blogai,
aš nežinau, ką su to daryti. Taip kaip yra mūsų santykė, mane, nežinau, mane pykina, mane purto, mane erzina, aš nesuprantu su tuo ir mano kūnas reaguoja va taip. Va čia bus tikras pokalbis. Ir tada, taip kaip aš jaučiuosi, taip kaip kas man vyksta, pradėkim kalbėti pokalbiais. Kai tu va taip elgiesi, kai tu va taip kalbėsi su manim, arba kai tu tai padarai, man užgniaužia gerklę, man suspaudžia krūtinę ir aš tada nežinau, ką daryti. Mane graudina arba ten iš baimės ir nesaugumo, man kūne kyla, suspaudžia skrandį, man suspaudžia pilvo apačią, mane purto drebulys ir man pasidaro labai baisu, aš nežinau, ką su tuo daryti. Va čia yra pokalbis santykyje. Tai va čia yra sąžiningumas. Taip mes, tai, kad mes tampam kaip kaimynai ir mes tolstam, mes tik tai atliekam pareigas ir esam kažkokioj rutinoj, mane tai gąsdina. Ir aš suprantu, kad mes turim, kažkaip yra vaikai, jos auginti, bet santykė, tai kas vyksta tarp mūsų, man yra neramu, man yra baisu, aš nežinau, ką su to daryti. O kaip tu jautiesi? O kas tau vyksta? Kada paskutinį kartą santykė paklausėt žmogaus, o kaip tu jautiesi su tuo, kas vyksta dabar? Taip, Kristina, tikiu. Ir vienas yra irgi labai, labai gražų šitą momentą išgirdau pas vieną iš savo tokių kaip jau ir mokytojų, sako, kada paskutinį kartą paklausėt žmogaus, ką man padaryti, kad aš tave geriau suprasčiau. Kaip man būti, ką man daryti, kad aš geriau tave suprasčiau ir galėčiau geriau tave pažinti. Ne ką tu turi padaryti, kad man būtų patogiau ir maloniau, bet ką aš galėčiau padaryti dėl tavęs, kad tave geriau suprast, kad geriau tave atliept, kad geriau tave pamatyti tikrą, nuoširdų. Ir iš tikrųjų tokie klausimai, jie net ne partnerystėj. Kada paskutinį kartą pas savo vaiką klausėt, o kaip tu jautiesi? Ir buvot pasirengę ir jautėtės atviri gauti bet kokį atsakymą. Lygiai taip pat ir santykyje. Gauti bet kokį atsakymą, kai aš paklausiu žmogaus, o ką man dėl tavęs padaryti, o kaip tu jautiesi, aš galiu gauti bet kokį atsakymą, kad aš kažką užknisu, kad aš kažkaip ten, nežinau, kažkokia ten nepatogi, arba kad aš ten per daug kažko darau arba nedarau. Tokį atsakymą galiu gauti. Ir jeigu aš esu tik galvoje, o ne su kūne, tokie atsakymai mane gali labai stipriai įžeisti, sužeisti ten. Aš galiu pradėti ten vidinį dialogą su savim, kokia aš netikus ir kaip aš čia viską ardau. Ir tai nėra tiesa, tai yra tik tai, ką sugalvoja protas. Tai yra tiesiog kiti procesai, kiti integravimo procesai. Ir jau mes kalbam tada apie emocijų, apie jausmų integravimą ir jau kita tema. Tai va tas aspektas sąžiningumo, tikro, gyvo, kai aš sakau to sąžiningumo, kaip yra iš vidaus ir to atvirumo ir sąžiningumo išgirsti, kaip iš tikrųjų yra kitam žmogui, kaip jis iš tikrųjų jaučiasi. Ir patikėkit, jeigu mes kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie, šiaip ir moteris irgi dažnai tai sako, bet ypatingai vyrai atėję į konsultaciją, sako, tai yra greičiausiai vienintelė pasaulyje vieta,
kur aš galiu būti toks, koks esu iš tikrųjų ir kur manęs paklausia, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi ir aš galiu drąsiai tai pasakyti. Ir, iš vienos pusės, tai ir yra tokia erdvė, tai yra tokia vieta, bet iš kitos pusės pasidaro bele kaip liūdna. Įsivaizduokit, vyras, aš kalbu su moterimis dabar, vyras, kuris gyvena, turi ten jau paauglius vaikus, jam yra link 50, gal 45, ir sako, kad tai yra vienintelė pasaulyje vieta, kuris gali būti savimi, kur gali verkti, kur gali jausti, kur gali patirti save ir tai, apie ką jis yra. Ir turbūt tai yra vienas liūdniausių dalykų. Tai apie ką mūsų vyrai būna santykyje su mumis, apie ką mes esam santykyje iš esmės, patys kaip žmonės. Kad mes tik ten, kur toj vadinamai psichologiniai pagalbai galim būti tikri, tai į ką ritasi tai, kokioje aplinkoje, ką mūsų vaikai mato, kur jie auga, ką jie girdi. Paveikslėlių teatras, tiesiog kaukių, melo, nežinau, iki tokio net, aš kaip pradedu šitoje vietoje būti, net jaučiasi tas vidinis toks, net iki pykinimo, apie ką mes esam santykiuose. Apie ką? Viena didelė nesąmonė, vienas didelis teatras, viena didelis melas ir iliuzijų kalnai. Ir tai yra ne apie tai. Ir taip, tai vyksta iš didžiulio nesaugumo, tai vyksta iš nesusipratimo, tai vyksta iš didelio vengimo patirti kūnų kažką nemalonaus ir nepatogaus. Bet tai ir atveda mus į tai, tiesiog. Ir tai nėra, čia dabar nėra joks tikslas, kad čia kažką išauklėt, paauklėt, bet tiesiog reflektuokit. Patirkit tai, pasižiūrėkit, be jokių filtrų, be jokių įsivaizdavimų, be rodymo, kad čia yra jis arba ji. Nes, žinai, mano viena kolegė sako, vieną pirštą rodai taip, 3 rodo į mane. Ir jeigu aš sakau, kad ji čia tokia, jis čia toksai, tai vienas pirštas į jį arba ją ir 3 pirštai į mane. Nes tai yra man, mano ir apie mane. Nes aš esu apsimelavus, aš esu neįsigryninus. Ką aš galiu santykėje pasakyti apie save, kaip aš galiu būti sąžininga, jeigu aš čia nei sykio nepažiūrėjau. Jeigu aš čia nepažiūrėjau ir nepaskaičiau, apie ką tai yra, kokios mano baimės, kokie mano nesaugumai, kokie mano, nežinau, kiti dalykai. Nes tik čia yra tai parašyta, tai nėra parašyta pas nieką kitą. Nėra pas draugę, nėra pas kaimyną, nėra pas mamą, nėra pas psichologą parašyta. Visur, kur jūs einat ir gaunat instrukcijas apie santykius, kaip turi būti ir ką jūs turi daryti, tai yra netiesa. Jūsų santykiai yra užrašyti va čia. Ir jeigu jūs norit autentišką, pažinti save autentišką ir pažinti kitą autentiškai ir turėti autentišką santykį tik jums reikės pasižiūrėti jūsų kūną. Jums reikės pradėti girdėti, ką kūnas sako jums ir apie ką jis kalba. Nes tai yra tai. Čia yra informacija, čia yra Excelis, čia yra taisyklės, čia yra tai, kas yra sugalvota protu. O kūnas, gyvenimas, santykiai yra ne proto dimensijos dalykai. Ne mes sukūrėm, ne mūsų protas, ne mes sukūrėm kūną, ne mes sukūrėm pojūčius, ne mes sukūrėm, ne mūsų protas sukūrė vibraciją.
ne mūsų protas, ne proto dimensija, ne šito pasaulio kūrinys yra kūnas, gamta, nežinau, energijos, vis tai yra ne mūsų sukurta, tai yra, mes nieko apie tai negalim tame nei pakeisti, nei kažko transformuoti. Viską, ką sukūrė kūnas, protas, tai yra labai menka kopija to, kas yra sukurta be proto, kas yra sukurta ne proto. Jeigu mes skaitom, kad labai yra baisinė kažkokia tai, čia jau stebuklas yra dabartinės technologijos, visokie ten dirbtiniai intelektai ir visa kita, tai yra tik kažkokia ten tūkstantoji, nežinau kokia dalis kopijos, kas jau mumise veikia tiesiog. Architektūra tai yra kopija gamtos. Spalvų deriniai tai yra kopija, tai kas gimsta gamtoje kaip deriniai. Mes realiai tik kopijuojam, mes nieko nekuriam. Ir kopijuojam labai taip varganai ir labai silpnai. Ir tai vertinam kaip kažkokį stebuklą. Stebuklas yra va čia. Kaip iš 2 ląstelių kažkas atsiranda va taip. Kaip užauga medis iš va tokios sėklos, kaip užauga, aš prisimenu pirmą kartą, kai auginau pomidorą, kosmosas. Pasiemi tokią, ten 1 milimetro kažkokį gabaliuką, dedi į žemę ir už ten 2 ar 3 mėnesių turi augalą, kuris remia, yra didesnis už tave. Ir tai kažkaip vyksta be visiško mano, nes auginu šiltnamį iš proto, pasisodinau į šiltnamį, kad būtų anksčiau tų pomidorų, tai ten ant jo lietus neužlyja, tai aš jį turiu laistyti. Ten tręšti ir visa kita. Tai vėl aš kopijuoju tiesiog gamtą. Aš tiesiog kopijuoju santykį, kuris yra ten gamtoje, yra natūralus. Ir iš proto noriu to pomidoro ten anksčiau, negu jis iš tikrųjų turėtų būti, arba gal net ne visi čia yra, lemta jam augti Lietuvoje iš esmės, bet aš visą tai kopijuoju, aš padarau sąlygas, kopijuoju. Ir jeigu aš atsitraukiu iš savo susireikšminimo, atsitraukiu iš savo kitų dalykų sureikšminimo, kas yra sukurta iš proto, atsiemu iš ten savo dėmesį ir atsiveriu tam, kaip yra, atsiveriu santykiui tokiam, kokį yra, atsiveriu tuo, per ką mes galim bendrauti su kitu kūnu, nes aš kūno nesukūriau, protas prie to visiškai neprisidėjo, tai ne mano, tai pats savaime funkcionuoja, lygiai taip pat aš turiu, tas santykis yra su lygiai tokiu pačiu, kuris yra nieko bendro, nei su manim, nei su mano protu neturi. Ir tam santykiui reikia bendravimo iš ten, kur yra jo prigimtis. Per pojūtį, per vibraciją, per kūną. Ar tai džiugina, ar tai jau proto išvados. Ir gal net toks vienas iš paskutinių ir turbūt, ne paskutinių yra tų aspektų, mes čia galim, savaitę laiko kalbėtis apie tai, bet dar vienas yra labai stiprus momentas ir labai stipriai, bent jau man asmeniškai pakeitė požiūrį į santykį ir apskritai į vyrišką ir moterišką energiją. Tai gal tokie 2 dalykai, kurie yra susiję, tai yra vienas dalykas, kada buvo irgi įžodintas momentas, kad moteriška energija, arba, sakykime, moteris, ji yra iš prigimties, ji yra tvirta ir kieta savo vidumi ir minkšta išorė. Vyriška energija, vyras, vyriškam kūne esanti ta būtybė, energija, viduje yra minkšta, išorėje yra kieta. Ir kai
susitinka va tokios, tokio supratimo, tokio, nežinau kaip pasakyti, va tokios sudėties neužspaudęs ir neperkonstravęs savęs vyras ir moteris, jie turi tą vadinamą yin-yang. Jie turi per kurias vietas sukibti ir vienas kitą papildyti. Nes vienas yra išoriai minkštas, kitas išoriai kietas. Tas, kuris yra minkštas išoriai, yra kietas viduje, o tas, kuris yra kietas išoriai, minkštas viduje. Ir jie turi vienas kitą kuom papildyti. Ir dabar žiūrėkit, kokią mes turim problemą. Šiandien dienai sugalvota vėl iš proto ir ten ištraukta iš visokių vedų kaip aspektai tokie ištraukti, tiesiog sakiniai, ir kurie visiškai neveikia ir iš esmės nugalina tiek vyrus, tiek moteris. Tai yra tai, kad čia jau, nežinau, daug metų, 10-12, labai garsiai šnekama, kad moteris yra ta katė, kad ten minkšta, va ten pasiduoda, va ten va taip, ir kad jie ten tie visi tarnavimai, tarnystės, atsidavimai, pasidavimai, taip kaip pasakė, taip kaip ten sakė, liepė, ir va čia jau yra moteris, o jau vyras tai yra tas, kur viską žino, kur jau viską valdo, kur kontroliuoja, kur rodo kelią, kur supranta, Ir mes čia turim labai didelę klaidą. Moteris eina prieš savo prigimtį ir savo vidumi minkština save, vyrai eina prieš savo tą prigimtinį komplektą ir kietina save iš vidaus. Ir tada gaunasi kaip du magnetai, kurie stumia vienas kitą. Jie neturi vietų, per kurias galėtų susijungti. Nes minusas, grynas minusas ir grynas pliusas, jie neturi, poreikio neturi vienas kitam, jie tiesiog ne apie tai. Ką tai reiškia tas kietumas moters vidumi? Tai yra, kai moteris yra ašyje, ką galvoja, ką sako, ką jaučia ir ką daro. Lygiai taip pat tiesiog moteris žino, ta, kur yra ašyje, ji tiesiog tam tikrus dalykus žino, kaip turi būti. Jeigu ji renkasi partnerį iš ašies, ji negali pataikyti ne ten. Nes jinai tiesiog žino, kad tai yra tai. Bet jeigu aš turiu trūkumo viduj, aš neturiu ašies ir galiu taip, ir galiu taip, ir galiu čia taip, ir taip, tai mes tiesiog ir susijungiam ne su tuo. Moteris žino, jeigu ji yra ašyje, jai joks vadovėlis nepaaiškins, kaip jai auginti vaikus, kada jos jai gimdyti, su kuom jos gimdyti, kokioj vietoj, kokie turi būti namai, apie ką jos yra ta vidinė šeimos erdvė, kokios tradicijos, koks maistas. Jeigu ji yra ašy, ji viską žino. Vyras, jeigu pas jį yra susiderinas tas vidinis minkštumas ir išorinis kietumas, jis tvarkosi išorėje kietai ir grįžta namo, jis per tą minkštumą jis gali atliepti, jis gali patirti, jis gali jausti. Ir jis lygiai taip pat jaučia, ar tai yra tai, kas patraukia jo dėmesį, ar tai yra tai, kas patraukia jo pradinę energiją ir kas yra už to. Ir tai šiti momentai yra labai stiprus ir šiandien iš tikrųjų aš labai, jeigu kalbėt apie vyrus, tai turbūt vienas stipriausių ir labiausiai nugalinančių vyrus, tai yra tai, kad jie tiki, kad jie turi būti kieti vidumi. Ir sako, jaučia tik bobos, čia taip grubiai, žinai. Aš tikrai negaliu būti kaip boba, aš negaliu, nėra, ta prasme, kaip. Ir tada jie viską spaudžia, jie viską stangdina savo viduje ir tada patiems yra labai labai sunku. Ir kai aš sakau, jeigu moteriai yra sunku, tai vyrui yra 10 kartų sunkiau. Tiesiog
nes, nu, taip yra. Ir tas dabartinis toks sureikšminimas ir tas begalinis kalbėjimas, kaip yra moterims blogai ir kaip jas skriaudžia vyrai, tai, nu, tai nėra tikrai taip. Tai nėra tikrai tiesa ir skriaudžiantis vyras yra iš didelio vidinio skausmo, iš didelio vidinio susipriešinimo ir iš didelės vidinės nevilties. Iš to tikėjimo arba kažkokio tai užsigniaužimo ir tai iš esmės yra susiskaudinę ir labai stipriai savo vidumi sergantis arba, kaip pasakyti, vyrai. Tai ir kitas momentas iš šito išeinantis, tai yra suvokimas arba supratimas, apie ką yra vyriška ir moteriška energija, arba apie ką yra tas vyriškos ir moteriškos energijos ego, apie ką jie yra. Kodėl mes sakom, kad vienas yra iš Veneros, kitas iš Marso ir kodėl mes nesusišnekam, nes būtent per šitą vietą nesusijungiam lygiai taip pat. Tai yra, kad moteriškos energijos ego arba moteriška energija turi būti numeris 1. Jai yra labai svarbu būti numeris 1. Tiesiog. Bet kur yra klaida? Moteris stengiasi būti numeris 1 kažkam išorėje. Savo tėvam, savo vyram, nežinau, ten partneriam, vaikam. Numeris 1 jiems. Ir čia yra didžiausia klaida. Jeigu moteris yra numeris 1 pati savo, ji tiesiog žino, ji neturi šansų pataikyti ne ten. Ir žinot, kai aš sakau, ką reiškia numeris 1 pati savo, tai jeigu aš kažkam nepatikau, tai jam nepasisekė. Pažiūrėkit, kaip tai yra kitaip, negu mes esam išmokintos, negu į mus yra įdėtas žinojimas ir tikėjimas ir pačioms apie save. Tai pakontempliuokit, pabūkit su tuo numeris 1 pati savo. Ir tada man yra visiškai nesvarbu, kas manęs nori, kas manęs nenori. Kam aš patinku, kam nepatinku, kas nori su manim gyventi, kas nenori su manim gyventi. Aš tiesiog esu numeris 1 pati savo, su savimi. Ir tuoj vyriška energija, vyriška energija, nesureikšminkim to, nesudėkim į vyrą, į asmenį. Vyriška energijos prigimtis, ta vadinama ego čia, šitoj žemėje yra mėgautis iš karto visa moteriška energija, grožėtis, gal ne mėgautis, grožėtis moteriška energija. Tai jeigu išvertus į tokią, jau žmogaus kalbą, tai reiškia norėti visų moterų iš karto. Jo yra vyriškos energijos, yra tokia prigimtis. Ir kai mes žiūrim iš proto, mums atrodo, kad tai nesusijungia. Bet iš esmės tai ir yra susijungimas. Nes kai moteris yra numeris 1 pati savo, jai yra gražu, kai vyras grožisi. Ir tada gaunam, ten, kur mes apie tai kalbėjom, atsimenu, tam seminare buvo labai stiprus pyktis ir labai daug moterų ten iki visokių reakcijų buvo, nes bet palauk, tai tarsi tada vyras iš serijos lips ant visko, kas krūta ir šilta. Tarsi eis ir ganysis visur, bet tai nėra tai. Vyriška, tie, kurie atliepia vienas kitam, vyras ir moteris, ir jeigu toje poroje moteris yra pati savo numeris 1, o vyrui yra leidžiama grožėtis pasaulio grožiu, tas vyras, ta vyriška energija niekur nuo ten neatsitrauks. Nes vyriškai energijai nieko nėra nuostabiau, gražiau ir geidžiamiau už tą, kuri yra numeris 1 pati savo. Ir net jeigu jisai išeis į kažkur į laisvės alėją,
pasidairyti, jis visą laiką grįž pas tą, kuri yra numeris 1 pati savo, arba daugiau negu kažkas kitas. Ir kaip tai veikia, žiūrėkit, jeigu aš laikau dėmesį, kad aš būčiau numeris 1 jam, ir tas jis, jeigu tik 2 sekundėm į kažką nusisuko ir atsisuko, 2 sekundės buvau ne numeris 1 kažkam, jam, kuriam privalau, tarsi noriu būti numeris 1. Tai nepakankamai graži, nepakankamai gera, per daug pykstu, per mažai ten sportuoju, per daug svorio, per ten, nežinau, didelis užpakalis, per trumpi plaukai, gal aš ne taip kalbu, gal aš ne taip kažką darau, ką man padaryti, kad jis nesisukinėtų ir 24/7 būčiau jam numeris 1. Ir tai yra neįmanomas dalykas, iš čia gimsta pas mus moteris, aš nepakankama, aš nepakankamai gerai, aš nepakankamai ir man reikia būti geresnei, vis geresnei ir geresnei, kad vis kuo ilgiau išlaikyti tą dėmesį. Ir čia yra santykis, vadinasi, iš visiško trūkumo. Šitas yra vyriška energija, vyras yra, atsiprašau žodį, uždroštas, kad jam tai yra draudžiama ir jis negali to daryti, o moteris yra begaliniam trūkume ir savęs kaip man labiau pasitikėti savim, kaip man labiau save mylėti, kaip man numeriu 1 pačiai savo nėra tokių problemų, kaip pasitikėti savim, kaip mylėti save, kaip gerbti save, kaip turėti savigarbos ten ar dar kažko. Tiesiog neegzistuoja, nes tai yra pasekmės nebuvimo pačiai savo numeris 1. Taip, tai yra procesas, taip, tai yra kiti dalykai. Čia aš kalbu apie patį rezultatą, kaip iki to ateiti, tai jau čia yra procesai ir čia ne šiandien dienos paskaita. Tai dabar supratot, kaip veikia, kada žmonės iš tikrųjų būna kartu ir tarp to balanso tarsi būti numeris 1 pačiam savo, grožėtis viskuom, kas yra aplinkui, wow, ir dar kartu laikyti dėmesį santykyje ir būti ir nepatogume, ir patogume, ir viską, ką mes čia aptariam, ir tas sąžiningumas, ir dėl ko santykiai, kad vienas kitam rodom to, ko nenorim matyti ir nenorim girdėti apie save, ir susideda toks, tikrai labai didelis kamuolys, ir tame išlaviruoti yra reikalų, ir be kūno, be buvimo kūne mes tikrai to nepadarysim niekados, nes šiti visi dalykai yra nepavaldus protui. Prote nėra atsakymų. Prote mes galim tik tai sužinoti kažkokią tai formulę, bet į ją reikės įstatinėti savo dalykus. Tai va tas momentas yra labai labai stiprus suvokti vyriškos, moteriškos prigimtį energijos. Ir va tada dar kaip toliau tai vyksta, kaip sujungus tą tokį vidus kietas, minkštas, išorė kieta, minkšta ir per šitą vyriškos energijos, moteriškos energijos ego numeris 1 ir grožėtis viskuom, susijungus tiem dalykam, suprantat, kaip vyras, pažiūrėkit, per tą vyrišką energiją, per tą grožėjimąsi viskuom, jo yra visur daug, jis visur grožisi. Ir kai sutinka numerį 1 pačiai savo, kuris žino, kaip tai turi būti, pažiūrėkit, gamtoj, pas mus žmonės iš proto atrodo vyras renkasi moterį, bet mes esam gamta ir vyras nesirenka moters. Vyras pasiūlo vyrišką energiją moteriškai energijai ir moteriška energija, būdama balanse tarp to, kad jinai viduj yra kieta savo šyje, o išorėj minkšta, ji girdi, patiria, ar čia yra tas ar ne tas, su kuriuo aš norėčiau kurti šeimą ir gimdyti vaikus. Ne kurti šeimą, bet turėti santykį ir gimdyti vaikus. Per būtent va šitą momentą. Ir žiūrėkit, ką daro numeris 1 pati savo arba ašis, tą vyrišką energiją tarsi surenka švelniausių, pačių harmoningiausių būdų ir padaro, nukreipia dėmesį, nukreipia jos veikimo kryptį. Ir tada jau vyriška energija žino, ką padaryti geriausiai dėl šito numeris 1 pačiai savo. O numeris 1, kadangi jinai yra pati savo faina,
ji tiesiog deklaruoja, aš noriu va tokio namo, nes vyriška energija nesvarbu, ar jis ten medinis, ar palapinė, ar mūrinis, ar tokia pusė pastatytas, ar tokia pusė pastatytas, kas ten viduje yra, ar ten iš medžio, ar iš akmens. Iš esmės vyriška energija nėra skirtumo, jis gali padaryti, bet kaip tau reikia. Kaip tau reikia, kokį tau lizdą padaryti, ką iš išorės sunešt, kad tau būtų geriausiai, patogiausiai su manim. Ir kai moteriška energija iš jausmo, iš energijos, iš žinojimo, kad ji geriausiai žino, ji yra autentikos, va ta saugotoja santykyje, ji deklaruoja, kaip ji jaučiasi, kas jai vyksta, apie ką ji yra. Vyriška energija yra labai aišku, ką dėl jos padaryti, kad jai būtų geriausiai, kad jai būtų maloniausiai ir patogiausiai su manim. Ir va taip ta vyriška energija susirenka ir tada jam yra užduodama kryptis, apie ką jis turi būti. Tada vyras žino, ką dovanot, tada vyras žino, kur atostogas nupirkti, tada vyras žino, kada moteris yra pavargus, kokios jai pagalbos reikia, nes ji viską pasako. Kaip prie jos liestis, nes ji viską pasako. Ir tada žmonės tampa vienas kitam, bet to autentiško ryšio kūrėjai. Ir tikrai pas daug yra žmonių, daug yra santykių, kur labai daug dalykų vyksta savaime. Jie tiesiog tai turi savo viduje, tai nėra užspausta arba tai pulsuoja viduje. O kam nesigauna, tai tiesiog reikia pasimatuoti, kuriuose vietose važiuojama ne iš ten, ne iš tos platformos, ne iš to momento. Tai iš esmės teoriškai turbūt pasakiau viską, ką norėjau pasakyti. Yra keli klausimai, tai rašykit klausimus ir mes dar turim maždaug 20 minučių pagal planą pasikalbėti apie klausimus. Taip. O kaip dėl pokalbių moteriškų? Kiek kalbėti su vyru, o kiek pasilikti geriau draugiam? Čia vėl, žinokit, aš nepasakysiu, aš neduosiu jokios formulės. Ir čia tas yra toks vėl iš jausmo, visiškai iš jausmo, nes ne visi vyrai ten neaišku, kokia jo vidinis santykis pačio su savim ir kuo jis yra silpnesnis ir to yra sunkiau vyrui išklausyti moters, išbūti su ja, nes mes turbūt vis tik, kaip bevartytumėm, moteris yra ta stiprioji pusė energetiškai, o vyras energetiškai yra silpnesnis už moterį. Ir kai aš sakau, jeigu moteris turi įtampos va tiek, tai vyras jaučia tą įtampą va taip. Ir dar vienas labai labai svarbus dalykas, vat būtent iš šito momento ir kurioje vietoje man dažnai moteris sako, tai tu nori pasakyti, kad vėl čia moteris dėl visko visada kalta. Žiūrėkit, moteris nėra kalta. Moteris yra tiesiog stipresnė energetiškai. Ir jinai stipriau džiaugiasi, jinai stipriau liūdi, ji stipriau virpa, ji stipriau kelia įtampą negu vyras. Ir kaip aš ir sakiau, nes moteris iš tikrųjų, moteriška energija renkasi su kuom būti. Ir viskas vyksta iš moters iniciatyvos. Turėtų vykti. Ir reiškia, tada moteris yra, jinai yra labiau apie tai, kas vyksta santykyje. Nuo jos daugiau priklauso. Nuo jos ne tai, kad daugiau priklauso, bet ji tiesiog, net nemoku, ji stipriau tai inicijuoja. Gal taip turbūt. Energetiškai iš tos energijos pusės. Ir vyriška energija juda į atsipalaidavusią moterišką energiją. Šitas yra, kaip nežinau kas, kaip Tėve mūsų. Vyriška energija niekados nejudės ir neis link ten, kur yra įtampa. Ir jeigu moteris nėra numeris 1 pati savo, o jos tikslas yra būti, įtikti kažkam, kas yra išorėje, ji visada virpės.
ar gerai, ar taip, o kaip, o šitaip, o jeigu, o reikia sužinoti kaip tam, o reikia sužinoti kaip tam, o kaip tam, o kaip tam, o kaip būti tam, o kaip patogiam būti tam. Jaučiat kiek įtampos? Ir vyriška energija šitame prie šitos įtampos gali būti labai ribotą laiką. Tiesiog taip yra, mes čia galim, ką norim vartyti, tiesiog taip yra. Ir vyriška energija, ji tiesiog suka nuo šitos įtampos. Ant sofos, į kompiuterius, į alų, į cigaretės, į garažą, į žvejybą, pas kitas moteris, nežinau, dar kažkur, kur tik norit, į sportus, į maratono bėgimus, į kažkur tai dar. Tiesiog vyriška energija jos yra ir tas vyras, va čia ir yra, pas vyrą būna vyrus labai stiprus toks kaltės ir gėdos jausmas, kad yra ta vidinė pareiga labai stipri apsaugoti namus, apsaugoti vaikus ir savo moterį, bet jeigu ta moteris nėra numeris 1 pati savo ir jinai visa virpanti, jis techniškai, mechaniškai negali ten būti. Ir tada, kad ir kokia yra kaltė, kad yra kokia gėda, jis tiesiog eina iš ten, jis ilgiau dirba. Tokie vyrai, ta prasme, aš esu dirbus logistikoje, tai vat būtent tolimųjų reisų vairuotojai yra tokių moterų vyrai. Na, prasme, klasika visiškai. Tokie vyrai turi darbus su labai daug šitų išvažiavimų, tokie vyrai dažnai turi darbus kitose šalyse, grįžta tik savaitgaliams ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia yra apie tai. Ir va čia yra tas paskui būna susidvejinimas ir tas vidinės labai stiprus konfliktas, kada vyrai ateina, jie realiai ateina leisgyvi, jie ateina negyvi, nes va šitoj vietoj būti nesigauna jau iš pasąmonės, iš energetinės pusės būti pilnai namie nesigauna, o nebūti negali. Todėl va tas, žinai, ką atiduoti vyrams, apie ką kalbėti ir ką pasilikti savo, tai yra vėl, man tai labiau toks proto dalykas ir iš esmės turbūt nėra šitos ribos, yra per jausmą ir jeigu moteris va, tai yra toj ašy, ji tiesiog žino, patiria, jaučia tai. Ir jai nėra gėda pasakyti, blemba, gal aš čia jau per daug, gal aš čia kažką jau ir per daug čia tau apkroviau galvą, gal biški čia jau ir susimoviau arba ten. Ir taip mums moteriams reikalinga vieta, sugrįžti ir užsičiuopti tą savo numeris 1 savyje, savo kūne. Tai mums reikia ir moteriškos bendrystės, ir buvimo santykyje. Pasidalinkit, ką jūs pati praktikuojat grįžimui į savo kūną ir jūsų vadinamą ašį. Tai aš turbūt esu pats blogiausias pavyzdys praktikomis, nes aš iš esmės nieko praktiškai nepraktikuoju, išskyrus tai, kad kadangi aš apie šitus dalykus esu link 9 metų, tai mano tiesiog įgūdis būti kūne jau yra truputėlį stabilesnis. Ir kadangi per dienas vyksta po 6, po 8 valandas konsultacijos, tai aš konsultacijose irgi būnu kūne daugiau, nes tiesiog negali vykti šitas procesas, jeigu aš pati irgi nesu kūne, pati nesu toj paleidimo būsenoj. Va šiandien dieną vėl jūs man padovanojat 2 valandas gryno buvimo kūne, nes tiesiog kalbėjimas irgi vyksta per kūną, kalbėjimas vyksta per energiją, per srautą ir aš realiai šiandien nelabai dar žinojau 20 minučių iki paskaitos, kokia bus paskaitos eiga. Tai aš nesu tas pavyzdys, kuris galėčiau labai aiškiai pasakyti, o ką darau, tai yra dėmesys. Tai yra visos labiausiai turbūt tiktų praktikos žmogui apie dėmesio užsičiuopimą ir tą vadinamą dėmesio valdymą, suvokimą, supratimą, kur mano dėmesys yra dabar, apie ką jis, ir jis gali momentais būti visur. Jeigu serga vaikas, tai sergančiam vaikė, jeigu serga santykis, sergančiam santykyje, bet iš esmės matyti, dabar
aš visą dėmesį, iš serijos išimu iš savo kūno ir įdedu čia. Bet iš esmės tai yra tai, kad tavo treniruotė dalį dėmesio visada pasilikti savo kūne. Ir tada užsičiuopti visas tos įtampas, visus tuos užsispaudimus ir juose atsipalaiduoti. Tai iš esmės mano turbūt vienintelė praktika tai yra būtent tą darbą su savo dėmesiu, kur jis nukreiptas, kur teka energija ir apie ką jį yra. Ir kam aš dovanoju, arba su kuo aš būnu ir kame yra pats didžiausias šitoj visatai turbūt ir ta prigimtinė dovana, tai yra mūsų dėmesys. Ir iš esmės tai yra ir veiksmo, ir gydymo įrankis, ir buvimo įrankis. Tai va. Aušo, kodėl yra taip, kad kai aš sutinku vyrą, kuris patraukia mano dėmesį, aš iškart bandau būti geresnė, fainesnė ir taip toliau, tarsi kietuolė, fainuolė, vaidinu tikėdamas, kad taip. Tai Giedrė, tai ir yra, todėl kad tu nesi numeris vienas pati savo ir turi didelį trūkumą santykiams. Mes nekalbėjom, kad galima veikti visur gyvenime, tai yra iš dviejų būsenų, iš trūkumo ir pilnumo. Ir tik numeris vienas pats savo gali veikti iš pilnumo būsenos, kada jam tiesiog ir vienam ir labai fainai, o mes dažniausiai santykius kuriam iš trūkumo būsenos, nes man reikia, kad kažkas patvirtintų iš išorės, kad aš faina, man reikia, kad jeigu man parodė dėmesį, tai reiškia, aš faina, jeigu su manim nori gyventi, tai aš faina, ir va čia ir gimsta iš to. Tai čia turėtų būti kryptis, vektorius grįžti į savo vidinę ašį, ką aš galvoju, ką aš kalbu, ką aš jaučiu ir ką aš darau, ir būti ta kietuolė, fainuolė, ne tokia, kokias iš tikrųjų, tai yra vienas didelis melas. Ir iš esmės, koks šansas prisitraukti tą vyrą, tą autentišką santykį, jeigu aš jau eidama į santykį esu fainesnė ir kietesnė, negu esu iš tikrųjų. Ta prasme, dedu filtrus, dedu paveikslėlius ir paskui supranti po mėnesio, 2 arba 5 metų sakau, blemba, jis toks, anoks, trečioks, ketvirtoks, kaip. Ir aš visada užduodu tokiam moterim klausimą, palaukit, o ką jūs darėt, kai jūs ėjote į santykį? Koks jis ten toks, kaip jis ten su vaikais, kaip jam jų nereikia, kaip ten to nereikia, kaip ten to reikia. Alio, o apie ką buvo tada, kai buvo pradėti santykiai? Gi ten ne aš, ne Puškinas, ne ten dar kažkas tai sudėjo į tą santykį. Bet tai buvo kitaip. Ne, tiesiog buvo vaidinta, buvo meluota, buvo apsimesta ir susiejo, ne ta rozetė buvo apsimesta ir ne tas kištukas ir ne ta rozetė, tiesiog jie netitiko. Ir turėjo iliuziją, kad atitinka per savo melą. Esu buvusi ašyje ir grįžimo būdu, Aurelija. Vėl grįžti kiekvieną vakarą, nežinau, kai papuolė į kažkokią tai konfliktinę situaciją, kai vyksta kažkoks nesusikalbėjimas, tiesiog pasižiūrėti, ką aš galvoju, ką aš kalbu, ką aš sakau ir ką aš jaučiu. Tiesiog paprastas eilinis namų darbas. Pasiėmu popieriaus lapą ir žiūriu, ten, nežinau, įvyko konfliktas su vyru, ten dėl kažko susiginčiom, dėl kažko nesusitarėm, arba ten pasijaučiau, nežinau, įžeista, arba ten supikau labai stipriai, nutilėjau ir žiūriu, ką aš iš tikrųjų galvojau. Tam trumpam laikotarpį, ką aš galvojau, kad, blemba, jis visiškai čia susimovė ir aš jo šitoj vietoje nepasitikiu. Ką aš pasakiau? Tai gal tu geriau žinai, laibūna, žiek jau melas. Ką aš jaučiau bele kokį, nežinau, net iki pykinimo nesutikimą, kaip būti tame, tai ir žiūriu, reiškia, sumelavau savo per jausmą. O ką aš dėl to padariau? Tai nuėjau vakarienės gamint, vėl yra ne apie tai. Tai iš esmės ir tikrintis ir iš pradžių pačiam su savim viduje, po to bet kokiu atveju tai reikės išnešti. Ir atsiverti tam. Tai yra tiesiog procesas. Svarbiausia nuolat savo tai priminti. Taip. Koks būtų nuostabus pasaulis, jei jūsų žinios būtų dėstamos mokykloje vyresnėse klasėse? Tikrai taip.
ką daryti, kad man atleistų žmogus, kurį praeitie nuskriaudžiau emociškai, jis atsimena, pyksta ir neatleidžia. Mes nieko dėl kito žmogaus negalim padaryti, pirmiausia, mums reikėtų atleisti pačiai savo. Laima, pati savo turite būti taikoje kūnu, kad kažką įžeidėt ir nuskriaudėt. Taip, aš nuskriaudžiu. Žiūrėkit, ką reiškia žodis atleisti. Mes labai dažnai santykėje norim šito atleisti. Mamai, tėčiui, ten visiems atleisti. Ką reiškia atleisti? Jeigu mes matysim žodį atleisti kaip atleisti diržą. Nes mes dabar įsivaizduojam, kad mes turim atleisti savo tėvams, savo partneriam, tai reiškia, iš neapykantos, pavyzdžiui, iš to, kad aš nekenčiu arba pykstu, turiu pavirsti tą, kuri myli ir ten, nežinau, džiaugiasi. Ir šitoje vietoje mums niekada taip nesigaus, nes mes negalim transformuoti jokių savo emocijų, jokių savo vibracijų, nieko negalim pakeisti, nieko negalim panaikinti ir nieko negalim transformuoti. Mes tik galim padaryti viduje daugiau erdvės savo nekenčiančiai, nemylinčiai ir nenorinčiai kažko. Tai kai aš turiu taip suveržtą diržą ir ką aš darau atleisdama, aš atleidžiu diržą. Atleidžiu diržą, darau vidinę erdvę. Ir kai jūsų vidinę erdvę, Laima, įtilps ta blogietė, kurį įskaudino, įžeidė, galbūt sumovė kitam žmogui gyvenimą, kada aš pati savo šitoj vietoj vėl būsiu numeris 1, taip, aš susimoviau, taip, aš tai padariau, taip, aš tuo momentu esu blogas žmogus, nežinau, kas ten jums kyla dar, nuo tada ir prasidės, tada tas kitas žmogus tiesiog turės vietos. Ir būtent iš šitos būsenos jau bus galima pasakyti, žiūrėk, aš tiesiog toj vietoj susimoviau, aš tiesiog toj vietoj pasielgiau neteisingai, negražiai, negarbingai ir esu dėl to visiškai, nežinau, ten save sumenkinus ir nekenčiu savęs už tai. Nes, aš čia truputį inscenizuoju, aš nežinau, kokia jūsų yra tiesa tame klausime. Ir tada, kai aš atsistoju į ašį, kai aš priimu save tokią, aš bet kam galiu pasakyti, blemba, susimoviau. Taip, man nepavyko, aš nežinau, kodėl taip elgiausi, man tada taip atrodė teisinga ir panašu, kad susimoviau, taip nutinka kartais. Ir ar tai lengva pasakyti? Ne, taip, tai lygiai tas pats procesas, tai lygiai tas pats dėmesys kūnai, tai lygiai tas pats praktika, taip, per plečiant vidinę. Ir būtent tas žmogus ir yra tai, kas plečia jūsų vidinę erdvę, tai reiškia, kad jūs artina prie besąlygiškumo, o tai jau artina prie Dievo. Ačiū. Ačiū, paskaitavęs be pasiruošimo, pasitaiko jo. O kaip jei santykiai prasidėjo iš žemos savivertės ir noro įtikti, be tiesos ir nuoširdumo, kaip ateiti į tiesą dabar? Taip ir sakyti, tai yra tiesa, čia yra, jau Kristina yra tiesa. Žiūrėk, mielasis, šitas santykiai buvo pradėti iš trūkumo. Aš tada bijau ir dabar. Ir tiesiog, taip kaip yra. Ar dar vienas būtų patyrimas tame, kad, žiūrėkite, jeigu aš išgirstu savo vidinę tiesą, labai dažnai būna baisu arba neramu arba nesaugu ją dalintis. Tai tą minutę, kai aš atsistoju prieš tą žmogų, tas pirmas sluoksnis būna baimė, arba pirmas sluoksnis būna nesaugumas, arba pirmas sluoksnis būna dar kažkoks, nežinau, dar stipresnis jausmas, pojūtis, gal kūnas dreba. Tai aš pradedu pokalbį nuo to, kad aš dabar noriu tau pasakyti vieną dalyką, bet labai bijau. Man dabar yra labai baisu. Ir tarp kitko turėjau man atrodo vakar pasidalino viena moteris, pas mus kurse jinai yra ir sako, pabandžiau jūsų metodą. Tai jinai sakė taip, kad, žodžiu, mes organizuojam stovyklą
27-29 dienom ir, žodžiu, tai yra darbo dienos ir moteris tarpušventis ir moteris, jau dabar sprendžia tas problemas, kaip ten, kur padėti vaikus, ten, kaip ten ištrūkti iš to laiko, ten atostogas sudėlioti. Ir sako, pradedu nuo mamos, nes reikės kažkam, jinai viena gyveno su 2 vaikais ir jai reikės tos vaikus kažkas, kad pabūtų tam tarpušventį, žinai. Ir sako, žinok, ir atėjau, o baisu, sako, prašyti mamos, bijau, sako. Ir atėjau, sako, mama, sako, aš noriu pasiprašyti pas tave vieną dalyką, bet labai bijau. Ir jinai taip labai gražiai sako, tai sakyk, ko čia dabar bijot, žinai. Sako, tai nuo ko man pradėti? Tai sako, tai ir pradėk nuo to, kas yra, žinai. Ir jinai pasakė šitą, ta mama sako, tai ko čia bijot? Tai gerai, tai pabūsime su tais vaikais. Ir žodžiu, taip žinai, kaip sakė mama, sako, tai ko čia bijot, konstatuok faktą. Tarsi, ir sako, pirmą kartą man mama taip pasakė, sako, aš niekada gyvenime dar nesu turėjus tokio, kad sako, sako, aš labai bijau tau pasakyti vieną dalyką. Tai tu sako, ką, bijok, bet konstatuok faktą, apie ką tai yra, žinai. Tai sako, ir pasakiau tą faktą ir sako, ir paskui sako, aš jai sakau, bet dabar bijau darbe pasakyti. Tai tu sako, ką, eik bijodama ir pasakyk, konstatuok faktą, kad tau reikia atostogų 3 dienom, žinai. Tai čia yra apie tai ir jūs tikrai labai nustebins, kai jūs atsiversite tam, kaip yra iš tikrųjų. Bijau, tai bijau, nekenčiu, tai nekenčiu, nežinau, ką su to daryti, tai nežinau, ką su to daryti. Ką dabar noriu pasakyti, ką dabar noriu išdeklaruoti. Ir supraskit, kad kai yra vienas žmogus atsivėręs, kitam neatsiverti neįmanoma. Kodėl, sako žmonės, kad konsultacijose yra ta vieta, kur yra labai gera, ar ratuose, ar stovyklose, todėl, kad mes, tas, kas kuriam erdvę, mes atsivėrę ir man tinka visaip. Ir susimovė, ir tie, kurie norėjo žudytis, ir tie, kurie kažką įskaudino, ir tie kažką ten, nežinau, gal ten privertė nusižudyti, ar ten kažką padarė, ar ten kažko nemylė, ar ten, nežinau, kokie ten abortai, bet kas yra okei. Tada yra tas erdvė vykti santykiui. Jeigu mes sukuriam savo santykį tokią erdvę ir jis neturi pirmas, ji neturi pirma taip daryti. Jeigu aš jau atsivėriau, kitas, tai yra tik laiko klausimas, kada jis atsivers. Tik laiko klausimas. Ir ar man tam užteks kantrybės, ten jėgos ir vidinio resurso, tai yra jau pačios dėmesys su savim. Taip, bet man dabar skauda, taip, aš nežinau, ką daryti, taip, nuo to prasidėjo mūsų santykiai, taip, aš nežinau, kaip toliau, ką daryti. Tai ir yra atsiverimas, kuris kviečia atsiverti ir visus kitus. Ir nesvarbu, koks santykis, ar su vaikais, ar su darbdaviais, ar su partneriais ir panašiai. Labai ačiū už paskaitą, paklausyti, ar bus galimybė. Taip, bus galimybė, sąmoningumo ta upė, studijos upė YouTube kanale. Ačiū, Laima, sveikatos ir laimės jums taip pat. Tai jeigu nėra klausimų, tai mes kaip ir į pabaigą. Jeigu dar koks užsiliko, tai klauskit, o jeigu ne, tai ką, tada kviečiu gražiam laikui šio laikotarpio ir atsiverimo kūno, atsiverimo per patyrimą, atsiverimo patyrimui, nes mes tiesiog susirinkom čia patirti, kas bebūtų, ar tai yra malonu, ar tai yra nemalonu, ar tai yra patogu, ar tai yra nepatogu, mes susitikom čia patirti. Ir patyrimas įvyks tik tada, kada mes nustosim kaltint, nustosim kažkam kažką aiškint ir sakysim, turėsim tokią, aš pati, gal irgi viena iš tokia mano praktikų, gyvenimas žino geriau. Gyvenimas žino geriau. Mano kūnas neklysta. Mano kūnas ir gyvenimas yra gamta. Yra tai, kas gyvena be manęs. Tai, kas kuriasi, tai, kas patiria. Ir ten yra visi atsakymai. Patyrime.
Tai visiems mums sveikatos, visiems džiaugsmo. Vilma, parašykit man asmeniškai. Visiems jums sveikatos, visiems jums džiaugsmo ir ką. Iki kitų susitikimų. Ačiū labai dar, Aušra, o jūs kur rasite asmeniškai ten, ar per Gajos